Dalis mano auditorijos, taip vadinamos žuvytės, labai nepatenkintas, kad aš atseit nepatenkintas Lietuvos valdžia, aš nepatenkintas Lietuva, aš kritikuoju Lietuvos valdžią. Atraskite bent vieną mano video, kur aš sakau, kad aš esu nepatenkintas Lietuvos valdžia arba Lietuva. Aš jums pabandau paaiškinti vieną gamtos dėsnį. Yra veiksmas, yra veiksmo rezultatas. Yra veiksmas, yra atoveiksmis. Bet kuris veiksmas duoda kažkokį tai rezultatą. Jeigu žmogus normalus, jisai turi savo norus, turi savo tikslus. Ir jisai veiksmus daro, eidamas link savo tikslų, logiška. Kas apie tai nori daugiau sužinoti, yra projektas Nori pildosi YouTube. Apie tai mes daug šnekam, tai yra duodama daug instrumentų ir technikų. Tas pats Lietuvos, sakau, hebra, viskas tvarkoj. Jūs norit Rusiją nugalėti? Jo, mes norim nugalėti Rusiją. Toks veiksmas duoda tokį pliusą Rusijai. Tai priartėja prie jūsų tikslo nugalėti Rusiją. Tu nusišneki, tu ruskių subinę laižai. Ok, žiūrėkit, šitas veiksmas. Dėl tokių gamtos dėsnių ne mano sugalvoti, jau senai yra pastebėti protingų žmonių mūsų protėvių, užfiksuoti ir rašyti. Gaus tokius pliusus Rusija. Parodykit, kokius minusus gaus Rusija. Tu rusų subinę laižai. Tai mano video yra skirti mąstantiems žmonėms. Žuvitės, jūs esat nuostabios. Bet jūsų gyvenimas būtų kitoks. Jūs rašykit, spjaudykitės, bet ką darykit, imituokit aktyvumą. Viskas gerai. O, šitoje tai aš jums dėkingas, pasaka jūs, o ne žuvytės. O kiti, paprasčiausia, supraskit, kad kiekvienas jūsų veiksmas turi rezultatą arba gali gauti atoveiksmį. Jeigu tu kažkam gatvėje duosi į snukį, greičiausiai gali gauti atgal. Arba fiziškai, arba juridiškai. Tai apie tai reikia ir galvoti, apie tai šiandien pasakot. Va tokie Lietuvos valstybės vadovų veiksmai mus duos tokius rezultatus. Ir ne kitokius. Kitaip būti negali. Aš sakau, nesąmonė. Nesąmonė tai nesąmonė. Aš su ekspertais, gyvenimo žinovais, ta prasme, aukštesnio intelekto, aukštesnės pajamas gaunantys. Viskas gerai, aš su miskinčiu. Jūs genialūs, jūs nuostabus. Tas laikas parodys, kiek tai ilgai. Bet tokia atveju, tu nuostabus vien dėl to, kad čia esi. Ir darai aktyvumą po mano video. Bent jau pažiūri. Jeigu iki čia pažiūrėjai, tai reiškia, tu dar nežuvytė.